Jadvyga, sakykit, o dabar angelai, kokią jie turi reikšmę mūsų gyvenime? Didesnė dalis angelų yra gyvenusių žmonių pašventintos dvasios. Yra angelų, kurie niekada negyveno žemėje. Ten sarafinai, giesmėse yra. Pas mane yra suskirstyta mokymas paduotas, kad 96 šviesos kanalai eina į mūsų galvą, mes galim turėti ryšį su 96 erdvėm. Tai štai nuo 11 metų, kovo 2 dienos, mano mokytojai pasakė, kad mane perveda į žemės saugotojų erdvę. Jie parodė angelus, su kuriais aš dirbsiu. 87 angelai graliai, taip jie pasakė. Jų ūgis apie 1,70 m, bet jų veido išraiška yra kaip 2 metų vaiko. Žingeidus, norintis žinoti ir kartu viską priimantis. Kada aš užklausiau savo mokytojų, gal čia mirė maži vaikai, nesaka, jie žemėje niekada negyveno. Jie saugoja mūsų žemę. Šitas žmonių dvasios, tai mes dažniausiai sapnuojam, kaip žmonės, tik tai tiek, kad ta dvasia mes net pažįstam. Galbūt mamą daugiau atpažįstam, o ten brolis ar dėdis ar kas yra sunkiai pažįstama. Bet tai yra bendravimas per sapnus, didesnė dalis. Bet labai svarbu pasitikėti kosminiais mokytojais, ypatingai kas siuntė sielas, kada ateina maži vaikai. Iki metų laiką vaikas yra baltam kanale ir motinos rausvoj energetikoje. Iki metų laiką. Vėliau jau jie pereina į mamos energetiką, į šeimos energetiką ir tenai prisideda angelų. Pirmiausia yra daugiausiai matoma tokie melsvi, tarnaujantis kaip Marijos, kaip didesnė, mažesnė. Bet pagrindas, turiu pasakyti, angelai neturi sparnų. Jie kada juda, kada plaukia ir atrodo, kad tai yra kaip šviesa tokia pasiliekanti. Jie neturi sparnų. Arkangelas Gabrielius labai ryškiai kalba. Ir arkangelas Mykolas, dabar arkangelo Mykolo yra mėlyni šarvai kaip kristalai ir jie yra spindintys. Tuo tarpu prieš 4-5 metus buvo balti šarvai kaip riterio. Su arkangelu Mykolu mes esam bendradarbiai, sakykim. Mano kelios iš praeitų gyvenimų dvasios yra jo komandoje. Ir taip, kad svarbu angelus priimti normaliai, pagarba jiem turi būti, nes viską, ką mes įspindime, pasakome, mes tokioje erdvėje ir gyvename. O jeigu yra neigimas, nesupratimas, tuomet šitie žmonės tarnauja tamsos pasauliui. Jie yra ligoniai, jie yra nepatenkinti, jie pyksta ant maisto, o prie maisto yra labai gražus maži angeliukai. O jeigu dar mamos padainuoja dainą, ką aš čia vaiką pamaitinsiu, vyrui skanius pietus, savo mamai ar močiutė ar uošviniai skanų, tad net yra palaima šeimoje ir visoje giminėje. Angelus visi yra matę, be išimties. Visi be išimties. Bet nekreipia dėmesio arba nepriėmė taip. Aišku. O dabar kokiu atveju galima būtų kreiptis į angelus? Jie turi kažkokias tai galimybės padėti žmogui? Visada turi. Visada reikia sakyti, aš esu, sakai vardą, kviečiu savo angelą sargą vesti mane šviesos keliu. Kiti yra, kviečiu šviesos galio angelus,
kviečiu raudonosius angelus, kviečiu laisvės angelus. Jų yra labai daug. Ir sveikatos angelai, kur ateina, kiek jau man teko matyti, tai yra didesnė dalis kaip moteriska būtų, lino drebužių iki pat žemės, kaip lino drebužis. Tai va sveikatos, tai čia mačiau prie Šaltinėlių, kur yra važiuojant į Ketur naujieną, kelis kartus, va ten, kur jau skaito Šaltinė yra gydomoje, tai aš ten matau tokias moteris lino drebužiais. Dėkui.